Savo vietoje, iš tikrųjų savo vietoje, jau nuo pirmųjų prisilietimo rankomis akimirkų prie žmogaus, tai pajutau, kad mane tai traukia. Dar prieš tūkstančius metų buvo žinoma, kad žmogaus prisilietimai nepaprastai svarbus, o ypatinga jų forma, masažas, ne tik suteikia daug malonumo, bet ir gydo. Kineziterapija pati yra gydymas judesiu. Daug yra šakų - hidroterapijos, balneoterapijos, įvairiausiais gamtos fiziniais veiksniais veikiamas žmogus. Tai galima sutalpinti į kineziterapijos sąvoką. Masažo poveikis yra įvairiapusis, ko pageidauja žmogus, mes stengiamės tokią linkmę atlikti procedūrą. Gali ir atsipalaiduoti, ir tonizuoti, galim veikti limfinę sistemą, visą organizmą. Marius Jurgelaitis, geriausias masažo specialistas šalyje. Geriausiojo vardą kineziterapeutas pelnė šiemet vykusiame 7-ajame Lietuvos spa masažuotojų čempionate. Tai aukščiausias įvertinimas mano karjeroje iš specialybinės pusės ir tai daug duoda mano profesijai. Dar mažai atskleista talentų, kurie galėtų ir pasirodyti čempionatuose. Vis dėlto, pasak pašnekovo, didžiausios gyvenimo pergalės ir laimėjimai tai žinios ir patirtis. Marius studijavo Kauno kolegijoje, čia įgijo kineziterapeuto specialybę. Vaikinas keletą metų gyveno ir dirbo spa terapeutų Graikijoje. Grįžęs į Lietuvą darbavosi viename žinomiausių šalies spa centrų. Šiuo metu sėkmingai tobulėja Birštone. Iš savo patirties, iš savo rezultatų, tai buvo galima rinktis ir universitetus, ir kolegijas, bet dėl praktinės pusės, buvau pasidomėjęs, kokios studijos, kaip tenais vyksta, tai mane labiau traukė Kauno kolegijos struktūra ir visa studijų programa. O pačio masažuotojo, tai po studijų metu ta siauresnė šaka kineziterapijos, tai tiesiog mane labiau užkabino ir aš jai atsidaviau. Kauno kolegijos absolventas tikina, kad būtent ši aukštoji mokykla padėjo žengti pirmuosius pačius svarbiausius sėkmingo karjeros kelio žingsnius. Buvo iš tikrųjų išskirtiniai metai tiek profesinė, tiek gyvenimo prasme suteikė labai daug. Patirtis, socialumas, socialiniai ryšiai, bendravimas, taip pat galimybė, kuomet buvo galima išvykti su Erasmus programa į Graikiją. Tenais porą sezonų dirbome kineziterapeutais, spa terapeutais ir tas tęstinumas lig šiolei ir tęsiasi. Kauno kolegijos kineziterapijos studijų programa priklauso biomedicinos mokslų sričiai. Ją realizuoja medicinos fakultetas. Būsimieji kineziterapeutai studijuoja 3 metus. Kineziterapija itin populiari Lietuvoje specialybė, pritraukianti stojančiųjų dėmesį. Išskirtinumas kolegijos yra būtent praktika. Jos yra nemažai ir didesnis dėmesys skiriamas. Tas jaučiasi studijų metu ir jaučiasi po studijų metu, kuomet reikia darbintis. Išeini į aplinką su didesnė patirtim, su pasitikėjimu. Tad gali tiesiai eiti dirbti, nebijai prieiti prie žmogaus. Įdarbio, nuo profesionalumo, nuo žinių kiekio, taip esi vertinamas ir priklauso, kur galėsi dirbti, kur dirbsi ir turbūt nuo tos vietos priklauso ir atlyginimo dydis. Tai yra hobis ir pomėgis, bet be abejo šis darbas reikalauja ir fizinių jėgų, tad tenka į save investuoti ir pajudėti, kad būtų lengvesnis ir darbas, ir geresnė savijauta. Marius Jurgelaitis baigęs aukštąją mokyklą nenustojo siekti žinių. Domisi naujausiais mokslo pasiekimais, dalyvauja kursuose ir seminaruose. Užsistovėjot 5 metus, labai ilgas laiko tarpas ir per tą laikotarpį, pavyzdžiui, labai stipriai gali pasikeisti žinios ir reikia sekti. Reikia sekti kiek įmanoma, kiek nori tobulėti, tiek savo, kaip sakyti, įdėti darbo. Žiūrim, sekam, dalyvaujam tiek Lietuvos, tiek užsienio mastu kursuose, apmokymuose, seminaruose.